pasisėdėti, kaip aš žmonės. Na, kodėl visą tai čia vyksta? Na, štai, vyrai, sustatė. Argi galima kas minutę imti ir semti? Nei iš šio, nei iš to pradėti visuotinį sukrėtimą. Juk mergina, tai tik mergina. Gal ir pagroti? Ką? Mums moky ir mes sugrotume. Tik, visi, tik. Ateisi ir prasiblaivys, atmosfera. Ei! Žasinai! Vyrai! Juk susitarėte ko viduliausiai, ar ne? Kaip jūs nesuprantate? Iš meilės. Iš meilės. Nu ką ta meilė? Myli ir nepamyli, eik iš čia. Tuoj man prašys. Oi, pažiūrėkit į mane. Aš panelė paslaptis, mano vardas Begličia. Gražiausia, nu gal baig? Baigsiu. Juliau! Prašau, labai. Čia Beatričės dienoraštis. Įdomu. Paro. Kiek čia visų. Ką mes čia turim? Atsimet, vyrai, kaip vam su klase išvykti. Viršelio 23 buvo, jeigu nekreipti. Neblogai leraštukai čia mums parašė. Skaityk. Ten, kur Nemunas banguoja, Druskininkų pušis ošia. 12 autobusas. Įvykti kapluose. Kebra ūžė. Paminėjo. Autostogų pradžią. Tik pasausas. Neišėrė. Namo parvarė. Oi, tas metas gintarinės. Papadaro, tartum reklėm geležiniam, sukabina ir ką nori daro. Eik savo, kaip kokia salomėlė. Lyja lietus, liūdna, galvoja apie meilę. Jau niekas tavęs taip giliai nemylės, kaip rapolas myli rudakis. Škerti galės, Barborai, Olivijai, Plaštakis. Ir puškai tuščių išdalinta per nieką. Alinai Renzi, Elžbietai Rasai, per kiauras naktis, nesumerkdamas akių, lyg Kazanova tu švelniai čiulbėjai. Pažino tave Rapalaitį visi. Rima ir Audronė, tai Sigita. Tik dar atmins dar tas rudas akis, šimtai apkabintų merginų. Eik, saulės yra kairė, pašlaiko varė. Kalbos kabinete vaikinai išravėjo mokytojas Valavičiūtės gėlės ir piešė paveikslus ant grindų. Buvo linksma. Julius veidrodį apspjaudė, taip prasidėjo, tai kas tik. Pavaduotoja skalbė, tai visoji skalbė. Neklausyk, čia. Andriau, kažkas apie tave buvo. Aš ją užmušiau! Tu nustokit ir kalbą! Tai tik mergina! Tave nesimuškit nepagulianas! Eik, sakiau! Susitarė. Bet aš noriu ją šiek tiek atnešti. Na. Ir kaipgi? Nežinau, gal nuneši paudoti jos dabar? Nereikia, per žiaurų. Ką?
Taigi keistai pakliuvo į mano rankas dienoraštis. Nežinau, bet drįsau jį atsiversti ir kai ką jame perskaičiau. O tai, ką perskaičiau, verčia susimastyti. Turbūt ir jums įdomu. Paklausykite. Ir kas yra gyvenimas, klausiu aš savęs. Man būti su jais, su niekada nenuilstančiais, naujų idėjų kupinais Andriais, su Juliais, galvojančiais apie darbą, meilę, šeimą, tais Juliais, kurie nori auginti vaikus, ir su dukais, taip stipriai mylinčiais ir taip atkakliai ginančiais ją nuo savo draugų, kad būti šalia jų yra saugu. Gyvenimas man yra ir meilė. Aš ją įsivaizduoju kaip du sujungtus delnus, o gurkšnį tarp jų tarsi patį gyvenimą. Čia nėra vietos melui ir patyčioms, čia neskęstama netikrumo liūne. Aš myliu, tuomet ir dangus pilna žvaigždžių. Bet aš budžiu, bandau suprasti, ar džiazo tai, ar meilės kvapas sklando. Iš jūsų, mano vaikinai, aš sužinojau, kad žmogui reikia ir laisvės. Bet supraskite, laisvės reikia mokytis, kad galėtum ją pažinti ne tik savyje, bet ir kitame. Mylėdami, giliai įkvėpdami laisvę, mes einame į gyvenimą. Gyvenime, leisk mums būti savimi. Mėlieji, aš žaviuosi Beatričiomis, gyvenančiomis jumyse. Juk jūs turite jėgų tapti sąžinę, su dideliu nerimu, besibeldžiančia į žmonių širdis, į jų žmogiškumą.